O, santykyje visą tai, nes čia dažnai būna, kai pats su savim, tai dar gali susitvarkyti lengvai, o kai jau jo. O dar kai sąmonėji, tam sąmonėjimą pradedi saugoti. jo, Nu va, mes jau laimė. mes, mes jau laive. Tai kažkaip labai keistai aš save matau. Gerai, aš dabar irgi matau jau tą viskas gerai. Aha, ne. Ai, aš žiūriu čia, kur atsilieka. Palauk. Kur pas mane Aš dingo tas? dalinuosi tada iškart savo Ah, grupėse, mes galim tada pradėti aha. mūsų pokalbį. Ja, tuoj pasidalinsiu ir aš pas save, savo grupeliai. Taip, šiandien svečiuose ir šiandien man jau antras laivas, vienas Ai, paskui kitą. tu produktyvi šiandien. Taip, todėl, kad turiu daug ko pasidalinti ir labai džiaugiuosi turėdama galimybės. Oi, kaip faina tave pas save turėti, Žaneta. Jo, Smagu pas tave būti. jo, aš noriu pasakyti ir pristatyti Žanetą Jūrą. Jinai yra mano mentorė. Ir su pertraukom tu esi apie 6 metus mano mentorė. Tai va, aš pabėgu, ateinu, pabėgu, ateinu. Ir labai tom džiaugiuosi. Po to jinai yra parašiusi knygą Perkurk save transformacija, iš kurios Vilma irgi mokės. Haha, jo. Ir aš dar vis mokaus. Skaitai, skaitai ir niekada nepabaigi iš naujo ir iš naujo. Jo, čia ta knyga, kur visada šalia turi būti. Jo, po to darėsi dvasinio verslo kūrimo Mentorė. coacherė. Mentorė, kaučia, taip. Jo, ir Facebook'ų grupių įkūrėja esi, ane? Perkurk save, gausos sąmonės su Žaneta. Taip pat dabar dar nauja grupė ir klubui mūsų, sąmoningo manifestavimo klubas, tai kam aktualu, aišku, aš pasidalysiu visom tom nuolaidom, tau leidus Jo, ir jo, galės žmonės prisijungti, nes ten rasite ir Vilmą, kuri jo, taip pat fasilituoja šitame klube ir gali jums padėti, kiek žinau, su santykiais. jo, su toksiniais santykiais. Ir dabar mes šiandien kalbėsim apie energiją ir kaip apsaugoti savo energiją. Kartais mes jaučiamės išsisunkusios, kartais mes jaučiamės pavargusios, kartais mes jaučiamės, oi, tokios visai palėbusios ir mes sakom, kažkas pasiema mūsų energiją, ar kažkas ištraukia mūsų energiją. O ypatingai, kai mes pradedame eiti dvasiniu tuo sąmoningėjimo keliu, kai mes sužinom, kad, pavyzdžiui, aš kai pradėjau jausti energijas, taip toliau ir panašiai, ir aš pradėjau galvoti, blogai pasijutau dabar, nuo manęs kažkas nusiurbė energiją, kaip apsaugoti tą savo energiją, kaip neleisti nusiurbti, taip toliau ir panašiai. Tai va, ir mano klausimas, tai kaip apsaugoti tą savo energiją? Ką daryti, kad Mielai, nustot bijoti? mielai savo įžvalgom pasidalinsiu. Apskritai, kadangi su energija dirbu jau daug metų, nežinau dabar jau nuo kada čia juos skaičiuoti, jau Nu, koks 20 metų daugiau. Ir tos visos patirtys, aišku, buvo visokios. Ir tos, kurios vargindavo dėl tų pačių energijų pertekliaus, sakykime, ar ne, ir pojūčių išaštrėjimo ir panašiai. Ir tos visos baimės labai gerai pažįstamos, tų, kurie pradeda kažką jausti ir, žodžiu, vyksta ten kažkokie tai dalykai, kas ten kūne, kas ten darosi, ką čia girdžiu, ką čia matau ir taip toliau. Tai va, iš viso to gimė intuityviosios mentorystės kursai ir mokymai apie tai, kad suvoktume, kas tai yra ir apie ką visą tai. O šiandien aš manau, kad vis tiek mūsų tema kryps labiau ta kryptim santykio formavime, ar ne? Tai yra, ką mes įvardinam, tais toksiniais santykiais ir panašiai. Ir faktas, aišku, kad kiekvienas santykis turi kažkokią tai įtaką, ar ne? Santykiai veikia tų žmonių, kurie yra santykyje, energiją abipusiai. Mes nesam atskiros kažkokios tai būtybės, kurios visiškai jokios interakcijos, kaip sakoma, tarp mūsų nėra, ar ne? Tai mes bendraujam, bendradarbiaujam, mes būnam šalia vieni kitų, žodžiais galų gale bendraujam, ar ne?
O visa tai yra energija, nes viskas yra energija. Ir šitie dalykai veikia mus. Tai vat santykiai labai veikia mūsų energiją, bet kai mes išmokstam ją valdyti, tai jau galime save šitoj bet kokioj situacijai, kokiai mes beatsidurtume, kaip sakoma, tam tikrą kontrolę į savo rankas paimti, ar ne? Nesileisti įvairiom manipulacijom, nesileisti kažkokiam tai užgožimui kito, kas labai dažnai būna toksiniuose santykiuose, ar ne? Ir moteris dažnai skundžiasi, kad kažkaip tai kaip manipuliuojamos jaučiasi, ar ne? Tarsi nėra kažkokio tai išėjimo. Tai va, tai aišku, tokie pagrindiniai momentai, tai kas aiškios ribos, ar ne, turėti savo aiškias ribas, kaip sakoma, ką aš toleruoju ir ko ne, ir aiškiai pasakyti stop ten, kur aš netoleruoju kažko, tai be abejo išmokti suvaldyti savo tas emocinės reakcijas, nes labai dažnai mes tiesiog reaguojame užuot atliekusios sąmoningai į kažką tai ar ne, į kažkokius ar tai veiksmus ar pasakymus mūsų, sakykime, partnerių šiuo atveju. Ir kas be galo svarbu, tai yra suvokti savo vertę, nes kai mes savo vertės nesuvokiam, kai mes ją, kaip sakoma, pametam, ar ne, tai labai gražiai mūsų gyvenime paprastai atsiranda tas žmogus, kurį vadinam toksišku, tam, kad mus vėl pamokytų išjausti save, ar ne, galų galiai ir atjausti save ir suvokti save ir tą savo ašį susiformuoti iš naujo. Ir vėl, kaip ir nepasiduoti kažkokiai kitų kontroliai. Tai trumpai būtų mano tokie, sakykime, pirminiai momentai, galbūt kažką tai norėtum irgi pati pridurti ar pasakyti, aš paskui dar galėsiu pratęsti. Jo, aš dabar galvoju, grinai, kai tu nesi savo, kai aš nesu savo ašį ir kai pradedu blaškytis, aš ten ir pati savo energiją ir nutaškau savo norų. Ar ne? Nu taip. Savo norą ar ne savo, kaip sakoma, čia jau žinai, protų tai to noro nėra energijos nutaškyti, ar ne, bet tiesiog mums taip gaunasi, vien dėl to, kad mes pametam save, kaip mes sakom, ar ne, tai yra prarandam ryšį pačiom su savimi, su ta savo aukštesnėje sąmonė, jeigu galim taip įsivardinti, kad būtų aiškiau, ar ne, tuo sąmoningumu, ir tada gyvename iš inercijos, iš įpročio, iš to tokio neva patogaus, kaip sakau, nekomfortiškai gyvenam, bet vis tiek įsivaizduojam, kad čia toks tas mano jau komfortas, nes būtų dar mažiau komforto, jeigu, tarkim, išeičiau aš iš šito santykio, ar ne. Ir dėl to moteris ir, linkusios būti, tarsi kentėti. Bet dar vieną momentą, kokį aš pastebiu būtent savo auditorijai, kadangi dirbu su intuityvais, gyduoliais, dvasinių praktikų vedliais ir panašiai, tai mano auditorija labai dažnai tų jau einančių dvasinių kelių, ar ne, jie savo tokį kaip pasiteisinimą turi, sako, čia yra mano mokytojas, jis dabar mane mokina ir aš dabar čia, kažkokie tai karminiai čia mūsų dabar tie ryšiai. Ir dabar aš čia turiu, sakykime, būti šitame santykyje, nes aš tokiu būdu čia neva ar tą savo karmą kažkokią atidirbinėju, ar ne, ar tiesiog mokaus priimti visus žmonės, mylėti visus besąlygiškai, žodžiu, ir visi kiti dalykai, ar ne. Tai viena vertus, kaip ir taip, ar ne, bet aišku, turim nepamiršti dar kitų momentų, pavyzdžiui, čia netgi, tarkim, tikiu, kad tavo auditorijai labai girdėtas žodis yra narcizas, ar ne? Tie narciziški, sakykime, kažkokie tai ar ne santykiai. Tai kalbant iš tos jau psichologinės perspektyvos, ar ne, tai psichologai dažnai sako, kad santykiai su narcizu iš tikrųjų neturi galimybės išsiplėtoti kažką tai vis dėlto teigiamo, ar ne? Ir kodėl tai paprastai yra? Todėl, kad narcizas tiesiog nenori ir galbūt net nesugeba jau prisimti atsakomybės ir už santykį, ir už save daugeliu atveju. Ir, aišku, kaip sakoma, ieško atpirkimo ožių ten ir ant ko viską numesti. Savęs jis nemato, jis mato tik tai kitą. Aišku, tai irgi dėl ko tai vyksta, dėl didelio savivertės neturėjimo, kas labai dažnai atrodo, kad tie žmonės su tokia jau super duper savivertė, kad jau čia mane užgožia, žinai. Bet iš tikrųjų tai visiškai ten nulinė realiai savivertė ir dėl to jie tiesiog tokiais būdais savo ją kažkaip bando sukurti, ar ne, kontroliuodami.
Bet jau čia nesigilinsim į tai, tiesiog eikim iš tos kitos energetinės, sakykime, perspektyvos, ar ne. Tai va čia šitoje vietoje, jeigu žiūrėti tą dvasinę perspektyvą, tai tokie santykiai, aišku, atrodo kaip tam tikra mokykla, kurioje mes mokomės, ar ne, mokomės ko. Ir būtent mokomės tą, ką aš jau kaip ir išvardinau prieš tai, ar ne, pasitikėti savimi, jausti savo vertę mes mokomės, drąsiai, aiškiai nustatyti savo ribas mes mokomės ir jų laikytis. Ne tik tai tam kartui, bet tiesiog stabiliai jų laikytis, ar ne. Ir lygiai taip pat išgirsti savo vidinę tą tikrąją aš, intuiciją savo išgirsti, ar ne, tam, kad nepasiduoti kažkokiom tai išoriniam manipulacijom. Nes manipulacija tai vienas pagrindinių įrankių būtent tų narcizų, sakykime, ar kitų ten toksiškų žmonių, kaip mes sakom, nors aš irgi turiu dar savo sampratą šitiem pavadinimam. Bet nesigilinkim, eikim prie bendrų tokių dalykų, kad žmonėm atpažinimas būtų geresnis. Tai va, tai čia svarbu, ką aš norėčiau užakcentuoti, tai kad čia yra svarbu suvokti tokį dalyką, kad mokykla, jinai baigėsi, bet jinai baigėsi tik tai tada, kai mes išmokstam tas savo pamokas, ar ne? Vadinasi, nereikia mums visą gyvenimą neva mokytis ten kažko tai su tuo žmogumi, ar ne, ten kažkaip tai tos besąlyginės meilės, kaip mes sakom, ten mokytis ar priėmimo ar dar kažko, tai ar ne, mokymosi vardan, nes tai jau yra nebesveika. Jeigu mes tai darom ir jaučiam, kad nieks nekinta, ar ne, situacija nesikeičia, sakykime, vienus metus, kitus metus, ir tiek, aišku, nereikia laukti. Bet jeigu santykis suvokia, kad jis iš tikrųjų greuna tavo sveikatą, greuna tavo emocinę kažkokią tai gerovę, greuna netgi tą tavo augimą, nes tu jautiesi vis žlugdoma, gniuždoma ir niekaip neprasiverži su tą savo besąlyginę meilę, ar ne? Tai jau yra akivaizdus ženklas, kad laikas sustoti. Laikas sustoti. Ir va tada reikalingas tas drąsos žingsnis, sakykime, išeiti iš šito santykio. Ir tai bus, ir išeisi tada ne kaip, ta, kuri nugalėta, sakykime, ar ne, bet ta, kuri nugalėtoje. Ir va čia labai dažnai būna tas toksai, žinai, įsivaizduoju, kad jeigu aš pasitrauksiu, tai aš jau parodysiu savo kažkokį tai ten menkavertiškumą, sakykime, kad, vat neatlaikiau, juk einu dvasiniu keliu ir neatlaikiau. Ar ne? Neva tos stiprios kažkokios tai energijos neatlaikiau. O iš tiesų ne, kaip tik atvirkščiai. Aš pati irgi kažkada į tą santykį buvau, ir ne kažkada, aš jau ganėtinai visai neseniai įklimpus į šitą santykį tokį irgi, kur save irgi bandžiau mokyti per tą neva mokymąsi šitų pamokų, ar ne, bet labai gerai irgi suvokiu va tą atvirkštinį dalyką, kad kai tu pasakai stop, aiškiai, tai tada tu atgauni vėl atgal visas tas reikalingas savybės, sakykime, kurias buvai pametus šitam santykyje, nes vis kažko tai ieškojai, vis bandai ten mokytis, kaip sakoma, ar ne? Ir va tada tas drąsos žingsnis iš tikrųjų išlaisvina ir padaro nugalėtojai. Tai va drąsiai, nereikia šitoje vietoje kažko tai bijoti, abejoti ir taip toliau. Nes tiesiog šitie žmonės, jeigu net ir šitos dvasinės pusės pasižiūrėjus, ar ne, kai suvoki giliau, supranti, kad jie ateina nekenkti. Jie ateina mokyti, va čia šiuo atveju, ar ne? Mokyti tų pačių ribų, to pačio aiškumo, todėl jie nėra blogiukai, kaip mes labai dažnai linkę užklijuoti kažkokias etiketės, ar ne, bet jie čia toksiški, čia siaubas, čia blogis kažkoks, tai nieko panašaus. Jie pasirinkę, sakykime, šitą irgi tokią patirtį, kaip mokytojai atėję. Ir tiek, ir kai tu pamatai iš tos jau, tai va čia yra tas augimas, va čia ir yra tai, ką mes turim išmokti einant dvasiniu keliu. Nematyti blogio, o pamatyti, kur yra ta pozityvioji dalis. Ir va tada tu užaugai. Tada drąsiai gali išeiti iš šito santykio, nes tu išeini su pagarba. Ne su kažkokia, nežinai, kita emocija baisiai nelaiminga. Kažką norėjai sakyti? Jo, va čia, žinai, va aš tavęs ir norėjau klausti, kada, kai tu sakai, va, kai išeiti su pagarba. Va čia tas punktas, nes jeigu išeisi menkindamas kitą, tu ir vėl turėsi tą savį, nebūsi padaręs iki galo, nebūsi nuėjęs iki galo. Taip,
Taip, būtent. Su lengvumu, nes augimas vyksta tada, kada mes einam ne iš minuso į kažką tai sprendimus, ar ne, sakykime, ne iš to, kad aš pabėgti noriu, nes nebegaliu jau šitam santykiui, man čia labai blogai ir taip toliau, kas būtų iš minusinės energijos, ne iš gausos. Bet kada mes renkamės išeiti iš santykio būtent iš tos aukštesnės pozicijos, nes jau išaugome, jau išmokome, ar ne, kaip, jeigu jau žiūrėt kaip į pamoką, sakykime, ar ne, jau gavome tai, ką šitas santykis man davė, ar ne, tą pačią stiprybę, aiškumą, tvirtybę, susigrąžinimą savo savęs, sakykime, ar panašiai, ar ne. Tai va, tai tada tu išeini labai ramiai, be jokių kažkokių emocionavimų ir kaltinimų ir ten visokio kitokio, žinai, nemalonumų kūrimo, nes tada tu neprikuri dar kažkokių, nes jeigu išeini iš minusinės energijos, labai dažnai būna, kad tu vis tiek savęs reiškia savo sąmonės taip ir nepakeitai, tu vis dar šitame sunkiai išėjai, vadinasi, tavo kitas santykis greičiausiai irgi bus ne ką geresnis. Ir va čia tas ir būna, sako, nu mano karma tokia, va čia atrodo buvo geras vyras, va pradėjo ten, žinai, kažką ten daryti, sakykime, gerti ar ten dar ką nors ar ne. Ir dėl ko? Dėl to, kad tu savy neišsisprendai ar ne to, tu savy tai neužauginai savęs iki kitokio, sakykime, santykio. Dėl to tu vis trauki tuos, kurie tavim norės galbūt ir manipuliuoti ir vis taip ten kontroliuoti ir užgošti ir visa kita ir visa kita. Tai va. Ir čia, aišku, dar toks galbūt momentas tiem, kurie eina dvasiniu keliu ir tą moterim nuraminti tam tikrą prasme, ar ne? Nes aš bent jau ėjau su šitą poziciją, kad, nu, kai aš keisiuosi, tai jis irgi pasikeis, ne? Ir čia dažnai mes irgi su šitą poziciją einam. Tai va, kai aš jau pasikeisiu, tai jau ir jisai pasikeis. Bet tiesa yra kokia, kad žmogus gali keistis tik tai pats, nusprendęs tai padaryti, ar ne? Jeigu aš nusprendžiu keistis, tai aš ir galiu keistis. Aš negaliu nuspręsti už kitą ir jo pakeisti. Vadinasi, mano asmeninis augimas iš tikrųjų keičia mane ir keičia mano santykį, mano požiūrį į situaciją. Ar ne? Ir kai mes stovim savo tiesoje, kad aiškiai, neprarasdami tada mes stovim tos energijos, neišvaistydami, nevargdami, nebandydami kažkam kažką įrodyti, kažką ten pakeisti, žodžiu, ar sukontroliuoti ar dar ką nors, kas reiškia išlaikau energiją savo, nes stoviu tvirtai savoje tiesoje, tiesiog savame aiškume, ar ne. Ir tada kas atsitinka? Mes tada duodam galimybę mūsų partneriui šiuo atveju tiesiog irgi pasirinkti arba prisitaikyti prie naujos situacijos, naujos tavęs, sakykime, tavo energijos naujos, ar ne. Šitoj persitvarkant, sakykime, tai santykių dinamikai vidiniai, arba pasitraukti iš santykių. Jis lygiai taip pat turi šitą galimybę, kaip ir to, ar ne? Tai va, tai čia irgi mes tiesiog savimi, keisdamos, mes tiesiog įnešam tam žmogui kaip galimybę ir vėlgi kaip pavyzdį tam tikrą, ar ne, kaip galėtų keistis, arba kuria linkme mes norėtume santykį kažkokį tai matyti kitokį, ar ne, kurti kitokį. Ir jeigu žmogus nepasijungia į tai, tai yra jo pasirinkimas. Ir vidinė transformacija tiesiog sukuriam, kada mes save, sakykime, į tą sąmoningumą vedam, ar ne, kad tiesiog sukuria naują erdvę, kažkaip tai naujai kurti santykį. Bet tai nereiškia, kad būtinai taip ir turi įvykti, nes santykiai visada yra du. Ar ne? Tai iš savo pusės mes taip padarom tai, ką mes laikom tinkama ir teisinga, bet ne visada partneris yra pasiruošęs tam taip pat. Ar ne? Tai va, tai keičiam save, keičiam kažkokią tai ar ne galimybės, požiūrius į tą santykių dinamiką, bet keistis ar ne, tai čia jau yra kito žmogaus pasirinkimas. Ir tai yra ne mūsų atsakomybė. Tai yra jo atsakomybė, keistis ar ne. O dabar sakyk man, jeigu vienas pasikeitė, ar ne, ir ateina čia tas taškas, kai vienas pasikeitė, o kitas arba daro kažką dėl pasikeitimo, nes kitas pasikeitė, va ką tu papasakojai čia. O jeigu vienas jau vienoj pusėj, nu, vienoj vietoj, kitas kitoj vietoj. Ir skirtis, nu, kaip ir nenori, bet ir gyventi kartu negali. Ta prasme, vienoje ir kitoje pusėje, ką čia nori pasakyti? Ta prasme, pavyzdžiui, jeigu jau pasikeitė, nu, pavyzdžiui, mano atveju pasikeitė, ne mano požiūris, mano viskas, aš jau taip kitaip noriu. Ir mano vyras sako, ne, aš nenoriu, aš noriu taip, kaip buvo.
Bet ir aš paleisti nenoriu, nes aš noriu stengtis. Nu tai va, tai čia jau klausimas, dėl ko tu nori stengtis. Vadinasi, kažko tai dar neišmokai, dar tau dėl kažko reikia stengtis. Čia tos pamokos yra, tai galbūt dar vis dėlto neužsauginai savo savivertės, galbūt neužsauginai dar aiškumo, kas esi ir ko nori iš šito santykio, nesvarbu, ar nori šitam santykiui gyventi. Tikėtina, kad kažkas yra, kažkas laiko, ką tu suprojektavai šitą santykį, pavyzdžiui, saugumą. Nu, man saugiau, kai yra vyras šalia, pavyzdžiui, ar ne, kad ir koks jis ten alelodorius ar dar kas nors, bet neva saugiau, ar ne, arba pinigų, sakykime, kažkoks tai, o vdruk neturėsiu, ar ne, o vdruk ten kažkas tai nepavyks gyvenime, nu tai kažkoks saugumas, pavyzdžiui, ar ne, tai vad jeigu čia yra išprojektuotas šitas dalykas, tai mes tada žiūrim, per ką mes norim laikytis šito santykio, kas nesutvarkyta, ar ne, kokių įsitikinimų aš turiu, nes viskas yra tik įsitikinimai. Vadinasi, šitoje vietoje aš turiu kažkokį tai tą įsitikinimą, kad be santykio aš pražūsiu, pavyzdžiui, galbūt, ar ne, aš tikiu. Ir dėl to man sudėtinga išeiti iš santykio, nenoriu, nu, nes taip saugiau. Taip man kažkaip paprasčiau, ar ne, neva. Bet jeigu jau suvokiu, kad tai yra įsitikinimas, reiškia, aš jį galiu pakeisti kitų įsitikinimų. Kad aš ir savarankiškai galiu saugiai jaustis, ar ne? Kad aš galiu atrasti kitų galimybių. Kad man nereikia ir kentėti vardan saugumo, ar ne, ir ten būti šitam santykiui dėl to. Aš galiu būti laiminga ir saugi ir viskas, galiu viską turėti, bet nereiškia, kad turiu kažko atsisakyti, savo laisvės, savo džiaugsmo, savo kažkokią tai pilnatvės jausmą ir taip toliau, ar ne? Neturiu aš šitų dalykų atsisakyti. Jeigu aš kažkodėl noriu jų atsisakyti, tai va čia sakau, yra įsitikinimas, kurį reikia susižiūrėti. Ką aš pririšau ir jeigu pririšau ne tą, ką reikia, tai atrišu, kitaip sakant, pririšu galbūt prie kažko kito. Čia ir yra paleidimas, nes va čia apie paleidimą, kai visur kalbam, ar ne, paleisti. Šiaip sakau, paleisti neįmanoma nieko, nes veikia visatoje traukos dėsnis, ne kažkoks tai atskirimo, atsitraukimo ar dar kažkoks tai dėsnis, ar ne? Vadinasi, iš principo paleidimas tai yra radimas, kur aš noriu, į ką noriu sufokusuoti savo energiją. Tai vat lygiai taip pat šito pririšimo paleidimas būtų, sakykime, ar ne, saugumo jausmo, kad ir šiuo atveju, kaip pavyzdžio, pririšimas tai yra tiesiog, vėlgi aš turiu atrasti, tai su kuo aš dar saugumą asocijuoju. Ne tik tai su šituo, sakykime, santykios, man yra saugumas apskritai. Kaip aš jį dar kitaip galiu savyje įtvirtinti, sutvirtinti, ar ne, tą jausmą. Tai vad, kai aš einu persifokusuodama į kitus dalykus, automatiškai aš atsirišu nuo to, nes aš jau tarsi prisirišu prie kažko kito, kuris man yra šiuo atveju palankesnis, naudingesnis. Ir todėl sakau, įsitikinimų ar ten dar kažko tai nėra gerų ar blogų, yra tik tai tie, kurie mums naudingi atitinkamu momentu. Kai jau nebenaudingi, keičiami kitus. Va taip ir augam. Ir nereikia kažko tai prisigalvoti ir kažko tai bijoti. Reikia savo susižiūrėti ir nuspręsti, ar tikrai aš dar taip noriu. Ir jeigu nenoriu, tai tada kaip noriu. Ir jeigu noriu kažkaip kitaip, tai tada jau projektuoju save, ieškau galbūt kažkokios pagalbos iš šalies. Jeigu pati nesugebu ir nežinau, kaip čia toliau ar ne, kokį žingsnį dėti, ką daryti šitoj situacijai. Visada yra pagalba, visada yra žmonės, grupės, visokie kitokie dalykai, kurie gali mums padėti ir aiškumo atnešti, ir to užtikrintumo, stiprybės, kaip ir, ne, kaip sakau, paskolinti pradžiai kažkokios, tai kad toj erdvėj, kurioje tu atsiduri, iš toj erdvėj tu gali jau nesįsivaizduok, jeigu ta erdvė, kurioje tu būni nuolatos tave spaudžianti, nuolatos tave gniuždanti, ar ne, sakykime, santykyje. Ir kita erdvė, kur yra palaikanti, kur yra motyvuojanti, kur yra aiškumą suteikianti, ar neįnešanti kažkokių tai naujų įžvalgų ir taip toliau, tai kurioje geriau. Man atrodo, čia lengva pasirinkti. Tai va, tai tiesiog, kai pasirinki, kai suvoki, kai leidi savo šitai galimybėje ateiti, tai tada belieka žingsnius dėlioti ir viskas. Ar atsakiau? Jo, atsakei. Ir tavo atsakymas, tavo kalba, tai, ką tu kalbė, atrodo, vat, taip lengva. Hop, hop, žinai, kaip burtų lasdelė pamojus.
sprendimą. Bet čia, žinok, viskas yra gerai, netgi jeigu, pavyzdžiui, mums svarbiausia tai suvokti visų pirma proto, nes kol mes to nesuvokiam savo proto, mūsų protas išdarinėja visokios išdaigos, kaip sakant, prasideda, ar ne? Visokie proto žaidimai, o gal taip, o gal kitaip, ir va čia gaunas tie neapsisprendimai visokie ir taip toliau. Bet kai mes jau protų suvokiam situaciją, mums tada yra lengviau tiesiog pasirinkti. Lengviau pasirinkti. Ir jeigu aš dar abejoju, jeigu aš dar vis nežinau, ką rinktis ir taip toliau, okei, kaip sakau, būk tada tol, kol jų bus visai prastai, nes kai bus visai prastai, bus lengviau pasirinkti. Reiškia, matyt, nėra dar taip prastai, arba, kitaip sakant, tu dar savo pamokos neišmokai. Bet mes dar vis mokinies, ar ne? Vis dar įsivaizduoji, kad tu ten gali tą žmogų pakeisti, kai sakau, va, akivaizdžiai, kito mes pakeisti negalim, save galim. Galimybę parodyti galim. Reaguoji tą galimybę, nori kartu, sakykime, ar ne, šitą santykį kurti naujai, pagal tavo naujas ribas, sakykime, ar ne, arba naują tą kažkokį tai standartą imkim, ar ne, santykio, kurį tu nori puoselėti ir kurti. Ir 100%, 1000%, netgi, nežinau, dar daugiau negu tiek, kai tu paleisi šitą santykį ir šitame tvirtame žinojime, ko aš noriu, kad va, tokio santykio noriu, tokių, sakykime, ribų noriu, ar ne ten, kad būtų tose santykiuose, ar kažkokios tai ten kitos dinamikos. Tai va, tai tada, tik tai tada tu prisikviesi, kaip sakoma, į savo gyvenimą tą tikrąjį santykį. Kol nepaleidžiam seno, negali ateiti naujas. Faktas, ar ne? Ir kol aš galvoju, kad aš šitą santykį pertvarkysiu taip, kad būtų pagal naują mano įsivaizdavimą. Vėlgi sakau, taip nebus vien dėl to, kad, negaliu sakyti 100% nebus, jeigu tas žmogus pasirengęs tobulėti ir aukti, viskas ok, bet jeigu nesakau, tai tiesiog nebus. Nes jo funkcija ne tai, jis atėjo tik tai tam, kad tau duoti pamokas, viskas stop ir mesk iliuzijas iš galvos. Nustok gyventi iliuzijai. Jis atėjo išmokinti tave pamokų. Ir jeigu jis bus pasirengęs pokyčių, jūs galbūt ne dabar, galbūt, kad ir po metų kelių, maža ką, galbūt jūs vėl susieisit. Jeigu jis tikrai tame, sakau, augimo procese dalyvaus irgi. Bet jeigu ne, tai ne, viskas. Ir tikrai tada tu atrasi kitą. Ir tada galvosi, kam aš ten durnelė tiek metų, ten, žinai, kažkur švaiščiau, kažkokią iliuziją gyvendama. Tai va. Sprendimas. Jo, tai tos moteris, kurios jaučiasi nuvargusios santykiai, išsekusios, nepatenkintos, kaip užburtam rate, tai vadinasi jos ir praradinėja energiją. Tai tas nuovargis ir išsekimas, tai tai reiškia, ne? Tai taip, aišku, akivaizdu, tai kas mane užkrauna? Džiaugsmas, kažkoks malonumas, mėgavimasis, ar ne, kažkokia aistra, gėris, visi kiti dalykai, ką mes įvardinam aukštom vibracijom. Tai va čia yra užkraunanti energija. O visos tos, kur yra verčiančios mane jaustis kažkaip tai blogai, ar ne, tai yra sunkiančios iš manęs energiją. Tai čia aš renkuosi, ar aš vis, žinai, kaip sakoma, atsistatinėju, nes, taip žiūri blogai, ieškau, kur čia, kas mane, kaip sakau, į kokią meditaciją įvestų, ar ten ant kokio debesėlio pasodintų, užpumpuotų vėl mane kažkokią tai energiją, pleistriuką, kaip sakau, užklijuotų tam kartui, bet vėl su to pleistriuku grįžtu į savo senas aplinkybės ir vėl viskas atsiklijuoja ir vėl tas balionas išsileidžia aš ten ir vėl be energijos ir vėl ieškau, kas mane užpumpuos, ar ne? Tai va, tai yra žiauru, jeigu gyvenant visų šitam tokiam santykiai ar ne, šitam suvokime, tai gal pagaliau atsimerkim, tai neveikia, tai neišeitis, ar ne? Visada yra kita galimybė. Ir jeigu tu aiškiai žinosi savo ribas, dar kartelį, savo ribas, kas tu esi, savo savivertę susigrąžinsi savo, ar ne? Aiškumą, neemocionuoti, nes labai dažnai per savo emociją tą savo, o dėl ko emocionuojam, dėl to, kad jaučiamės vėl nuskriaustos ir vėl manęs nesuprato, ten, žinai, ir visai kitaip. Tai va, tai kai mes šitą dalyką irgi savyje sustiprinam, tai viskas, tada mums net nebėra, mes tiesiog tada lengvai, net nebenori būti šitam santykyje. Suvoki, kaip absurdiška jame būti. Tai va ir tada padaryti sprendimą lengva ir tada tu padarai, atsakau, tą sprendimą su tokiu ramumu, nebėgdama. Ne ten šiaudas, žinai, gelbėjimuose kažkoks tai ten arba iš tos kančios, kaip sakoma, pabėgti. Ne, tu darai visiškai iš kitos kokybės, tiek savo sąmonėje, tiek energetikoje. Ir tada tu išeini nugalėtoje, dar kartelį sakau. Tai va, tai čia yra tai, ką mes turim suvokti visų pirma.
ir aiškiai savo nustatyti, ar man dar vis gerai, taip kaip yra, ar aš dar leisiuosi, kaip sakoma, toliau trypiama, jeigu jau ten mane trypia, ar ne, ir taip suvokiu, ar tiesiog pagaliau užsiauginsiu tą savo stuburą ir jeigu nepavyksta vienai užsiauginti, visada yra pagalba. Tai va, formulė paprasta. Va, tikrai taip. Ir dar norėjau paklausti, vat, kai moteris yra pavargusios, ne, nuo tų toksinių santykių, nuo viso to, ką jos patiria, ir protu jom atrodo neįmanoma, Žaneta, va tai perjungti. Tuoj pat aš į džiaugsmą. Puš! Aišku, neina. Aišku, neina, tai palaipsniui visą tai vyksta. Nebent, kaip sakau, jau ateina tas aiškus, viskas, stop. Stop. Tai vad, kai ateina tas stop, jūsų kelias sekantis yra susirasti, jeigu pačiai dar nėra aiškumo, ką toliau daryti, ar ne po šito stop, susirasti mentorių, susirasti kažką tai, kas padėtų jums saugiai, lengvai iš viso to išeiti. Arba jeigu jaučiatės pakankamai jau stiprios tai padaryti savarankiškai, tai tada tiesiog savarankiškai susipakavot ir iškeliavot. Bent kuriam laikui, ar ne, kai žmogus galbūt atsitokės, gali būti, kad keisis. Bet tai nereiškia, kad aš turiu gyventi iliuzijai, kad dabar aš išeinu ir dabar lauksiu, kad jis pasikeistų ir ateitų ten manęs, žinai, jau, kaip sakom, vos neatsiprašinėt ant kelių, žinai. Tai vėl, nereikėtų šitą iliuziją gyventi, nes sakau, yra tam tikras žmonių tipas, nu tiesiog yra toksai, tokia žmonių kategorija, ar ne, kurie, ką mes vadinam tais narcizais, kurie tiesiog, nu ne tuo tikslu yra, jiems reikia tik imti, jie nemoka duoti. Aišku, kai suvokia iš tos aukštesnės pozicijos, nu gaila tokio žmogaus, kad jis, bet žinai, koks gaila, jam negaila, jam tavęs gaila, tu čia durnelė. Nu jo, va taip vienas į kitą ir žiūri iš skirtingo. Tai va, tai čia sakau, paprasti dalykai, ar ne? Tai mums belieka pasirinkti ir žiūrėti, arba žaisti šitam santykiui, svarbiausia savęs nekankinti, ar ne? Arba kažkokiais, dabar taip žinai skamba, tarsi aš čia irgi į kažkokį išsiskyrimą vedu ar dar ką nors, visiškai čia ne apie tai, aš tiesiog sakau, nu, aiškinu taip, kas vyksta ir kaip mąstyti visame tame. Nes aš sakau, jeigu žmogus nepasirengęs, nu, tu ten gali per galvą verstis, tu gali ten būti pati geriausia iš geriausių, vis tiek bus prie ko prie tavęs prikipti. Nu, natūralu, nes tas žmogus, jis tiesiog tam ir yra sutvertas, kad rastų prie ko prikipti, gimdaipa, ne? Tai vadinasi, kad ir kokia ten, nežinau, gau šokėja būsi, ką tu ten iš savęs padarysi, vis tiek netiks, vis tiek bus blogai. Taip kad, moteris, negyvenkim iliuzijai. Jeigu jau tikrai matom, kad taip yra, tai, nu, darykim sprendimą ir tiek. Bet jeigu matom, kad žmogus yra tikrai su ta tendencija į pokytį eiti, į galų gale išsikalbėjimą eiti, o ne ištisai kaltinimą, tik tai arba iš tavęs kažkokį reikalavimą ir tave vis sugniuždant. Nes jie, nu, kaip sakoma, manipuliatoriai superiniai. Bet, žinai, mano moteris sako, bet mes mylim vienas kitą. Aha, tai čia manipuliavimas, čia yra eilinis, čia ir nemeilė, čia yra iškreipti dalykai. Na, Žaneta, ir jas negali atskirti, kur yra meilė, nu, kas yra ta tikroji meilė ir kur manipuliacija. Jom atrodo, kad myli vienas kitą, nes čia va taip, o po to gerai kokį, nu, pavyzdžiui, mėnesį, 2, 3, 5 mėnesius nekalbadienio, o po to savaitę kalbadienio ir jom meilė, užvažiavo mum abiem, va tie tokie, kaip tu galėtum tą išaiškinti, paaiškinti, kad čia nėra. Čia, žinai, tas, kaip sakoma, aukos ir budelio sindromas. Nes net ir tyrimais yra įrodyta, kad aukos tiesiog prisiriša prie budelio, prie tos kančios ir laiko tai norma. Bet vėlgi, tai yra tik sprendimo reikalas, ar tau tikrai čia yra norma. Nes normaliuose mylinčiuose santykiuose tokių nesąmonių nevyksta. Pabuskim, čia ne meilė, čia iškrypimai, absoliučiai ne meilė. Čia yra liga, čia yra ligoniai, čia yra ligonių santykiai. Tai kiek mes dar norim sirgti, eilinis klausimas. Nes abu yra ligoniai. Ir tas. Ar ne? Ir tas, pavyzdžiui, narcisistas, ar ne? Ir ta auka, kuri gyvena.
Ar tai auka yra Galbūt su sveika? kitokiom diagnozėm, bet Ar sveiku vienaip. mąstymu tu taip elgtumeis, ar sveiku mąstymu tu taip rinktumeis. Nu, tai reiškia, akivaizdu, tik aišku, pripažinti savo turiu, nes kol aš nepripažįstu, kad esu ligonis, aš negaliu ir eiti į išgyjimą, ko būtent nedaro tie narcizai, ką mes vadinam. Todėl, kad jie negali savo pripažinti, kad aš esu menkesnis, kad aš esu ten kažkokia tai menkystė dar kas nors. Nu, ne, taigi aš čia pats kiečiausias, pats geriausias. Tu čia esi tokia. Tai va, tai jeigu aš negaliu pripažinti, negaliu prisimti atsakomybės už savo veiksmus elementariai, tai aš negaliu tada ir sprendimo kitokio padaryti. Aš negaliu eiti į pasveikimą, nes tiesiog nepripažįstu. Lygiai taip pat auka, kol nepripažins, kad esu auka, jinai nepriims kitą sprendimą. Jei atrodys norma, nu, jeigu tau norma yra būti auka, tai soriukas. Tavo Bet čia aš noriu, pasirinkimas, mes bejėgiai. jo, bet aš ir noriu pasakyti, kad nei tas agresorius ar nei auka, jie nėra kažkuo viens už kitą geresnį ar viens už kitą prastesnį. Jie yra vienodi. Dėl to jie kartu, dėl to jie Jo, kartu. kartu. Taip, abudu vienodi ligoniai, kaip sakau. Aišku, galbūt žiūriai nepatiksiu aš kažkam su tais tavo tokiais tiesiai šviesiai pasakymais, bet, nu, geriau, kaip sakoma, tiesiai šviesiai į akis, negu kad gyventi iliuzijoje ir paskui kažko tai ten, nežinau, tikėtis nežinia ko ir kankinti save dar. Ir aišku, jį kankinti tuo pačiu. Todėl, kad jis irgi tikisi kažko tai. Ko tu čia šokinėjai, neaišku, pradėjau šokinėti, viskas buvo gerai, taip žinai. Pradėjau čia matyti kažko tai reikalauti. Tai va, nekankinkim geriau vieni kitų, netam čia mes. Jo, teisingai. Tas pripažinimas abiem yra, žinai, čia nėra nieko gėdingo. Čia kaip tik galiu pasakyti, čia yra heroizmas, kad aš Tai aš asmeninį. ką ir sakau, išeini tada iš santykio pakeltą galvą. Nesutrypta, neužguita, ne dar kažkokia, tai išeini ramiai pakeltą galvą. Ir tai nereiškia, kaip sakau, dar kartą akcentuoju, kad tai nereiškia, kad tai būtinai čia yra pabaiga. Ne, jeigu tu pamatysi tą, sakykime, pajausi ar ne pokytį, kad žmogus eina irgi į pokytį, o ne ištisai vis tiek ant tavęs važiuoja, nu tai reiškia yra tikimybė, ar ne, kad šitas žmogus irgi keisis, bet sakau, yra tam tikra kategorija žmonių, kurie tiesiog netam sutverti ir tiek. Ir tikėtis, kad gal čia tas žmogus, gal čia va tas, jau tas, žinai, bet vis dėlto jisai pasikeis, tai sakau, čia yra išprojektavimas savo silpnumo į jį. Tu keiskis, viskas gerai. Kai tu pasikeisi, tu automatiškai nebenorėsi čia būti, nes nu, automatiškai energetiškai jūs jau atsiskirsit. Tu nebebūsi auka ir nebebus todėl budelio šalia. Nebereikės tau to budelio šalia. Tai va, ir taip gražiai ir išeini iš šito santykio, be kažkokių tai drastiškų dalykų. Jo, ir be neigiamų emocijų. Taip. Su kuo mažesnėm neigiamom emocijom, tam, kad ateityje tau būtų geriau, kad susikurtum tu ateityje geresnius santykius, jeigu tu iš vidaus tęsi tą. Neužtenka, vat, pasikeitimo, aš pasikeičiau, vat, šiandien pasikeičiau ir daugiau nebesirūpinu aš savo tuo pokyčiu. Tu visada turi taip išlaikyti, prižiūrėti ir eiti toliau. Nes, pavyzdžiui, kaip dažniausiai moteris jos toksiniuose santykiuose nueina, pasidaro praktiką, jau jom gerai ir jos galvoja, prasivaliau, bet mintis, jausmai, darbo tai neįdėta, už tai yra tas, kaip tu sakai, vienkartinis pleistrelis. Taip. Ir vėl puoli. Taip, ir vėl tada ieškom, nes vėl viskas atsiklijuoja, ar ne? Tai va, tie toksiniai santykiai, viskas su jais yra gerai, tiesiog, kaip sakau, augimo katalizatorius, kol nesuvokiam savo vertės, kol neatstatom savo energetinio balanso, aiškumo, kitaip sakant, neemocionuojam dėl niekniekių, nes bet kas yra jūsų adresu, tai yra tik tai jam apie jį, tu čia nei prie ko iš tikrųjų, čia yra jisai tiesiog išprojektavęs savo tą nepakankamumą į tave, vis kažkas tai negerai ir susigrąžint savo vidinę jėgą ir viskas, nes tu esi kūrėja savo santykio, savo gyvenimo, savo tikrovės, tos realybės vadinamos. Ir niekada nepamiršk, kad turi galimybę rinktis ir netgi teisę rinktis. O kitas rinksis ar ne pokytį, jau čia ne tavo atsakomybė, jau čia palikti jam. Svarbiausia, tu žino, ko nori ir keistis ar ne, tai yra, sakau, kito žmogaus tiesiog pasirinkimas, ne tavo atsakomybė.
Taip. Tai va, su šita gaidele. Gal tu jau paskutinį žodį pasakei, taip viską užbaigiai gražiai. Aš jau žiūriu, kad įsibėgėjom jau laikas. Jo, bet realiai tai, ką tu kalbėjai, tuos visus dalykus aš galiu atpažinti iš savo ankstesnių buvusių santykių, iš tos ramybės ir jau gana ir iš tos ramybės būsenos priimti sprendimai, tiesiog tu išeini tau gera, nes tu priėmei sprendimą, kuris ne tiek, kad tave patenkinta, ne tiek, kad, žinai, aš čia pamokysiu ar dar ką nors, bet tu išeini rami Taip, taip, ir taip. tvirta. Ir tau nereikia sakyti ten, kad jisai negeras, ar kad jisai blogas, arba ten taip toliau ir panašiai. Ne, tau net nerūpi. Tu jį matai geroj šviesoj, gražiai. Tu net neturi pasakyti, ką blogo, nors anksčiau tai jau tikrai būdavo pababėjimai. Taip. Tai Tai va, va. tai dėkui, aš jau turėsiu atsisveikinti, nes laukia dar kitas man susitikimas. Aha, gerai. Į tuos komentarus atsakysim mes vėliau. Jo, būtinai. Ačiū tau, labai naudinga buvo, labai gera su tam pasikalbėti. Ačiū, man irgi visada malonu. Tai va, dėkui Vilmutė, dėkui visiems tiem, kas čia mus stebėjo. Jeigu bus klausimų, tikrai dar sugrįšim prie jų ir atsakysim. O visus tuo pačiu kviečiu irgi dar ir į Sąmoningo manifestavimo klubą. Ten ir Vilmą rasite, ir daugybę kitų mentorių, kurių pagalba galite gauti ir atsakymus, ir patarimus, ir visą ką, kas reikalinga. Tai dėkui ir aš išbėgu tada. Ačiū, Žaneta. Ate. Tau ir visiems. Ate.